Labas rytas, čia Tomas Girdzijauskas, aš pradedu savo Facebook'o live transliaciją. Šiandien gavau ganėtinai daug klausimų, kažkur arti 30. Nežinau, kiek jų man pavyks atsakyti šiandien, bet aš pasistengsiu kiek įmanoma daugiau, gal, aišku, čia jeigu nenukentėsiu kokybę. Jeigu aš netilpsiu laiką, tai jos perkelsiu į kitą sekmadienį. Ir jeigu dar turit kažkokių įdomių ir skubių klausimų, tai dėkit jos po transliacijos čate Facebook'e. Taigi, pirmas klausimas, ar įmanoma perimti kito žmogaus inteligenciją, intelektą, aukštus protinius gebėjimus tiesiog skaitant jo dienoraštį arba skaitant jo kažkokius tai ten dienoraštį primenančius įrašus. Viskas priklauso nuo, taip sakant, to recipiento, nuo to žmogaus, kuris rašo dienoraštį, kuris rašė tą dienoraštį, kiek tas dienoraštis yra turiningas, išmintingas ir gilus, ar taip sakant, pamokantis, ar pedagogiškas, ant kiek jis aiškus ir ant kiek jame daug yra, tarkim, gyvenimo patirties, ar jisai daro išvadas tam dienoraštį, kitaip sakant, nuo jo kokybės. Ir, aišku, antra, tai yra, kas yra tas skaitantysis, ant kiek jis yra motyvuotas, imlus tas žinias perimti. Tai kartais netgi labai imlus žmogus gali išmokti puikias pamokas netgi iš kažkokių, tai sakykime, neypatingų galbūt patyrusių ar neypatingai ne pačio didžiausio intelekto žmonių. Tai čia toks reliatyvus dalykas, bet aišku, kuo išmintingesnis yra siuntėjas ir gavėjas, kuo išmintingesnis yra dienoraščio autorius ir kuo išmintingesnis yra tas skaitytojas, tuo lengviau ir greičiau ir stipriau jis tą išmintį gali perimti ir tuo aišku, tą intelektą gali persikopijuoti. Tai būtent šitam tikslui ir yra skirti išminties tekstai, mokymai, knygos ir žinios, kad žinias būtų galima perkelti laike, sakykime, per istoriją, per šimtus tūkstančius metų ir būtų galima pernešti jas per atstumą, ten, kur žmonės tiesiog fiziškai nesusisiekia. Bet šiaip dienoraštis yra labai įdomi idėja, kad jis skaityt. Nebent išskyrus, jeigu filtruot, praleidinėt kažkokias tai vietas, kurios neesminės ar būtinės detalės, bet šiaip tai čia labai įdomi idėja. Toliau antras klausimas, kas svarbiau yra meilė ar išmintis? Šiaip toks suktas klausimas, iš tikrųjų tai viskas priklauso nuo traktuotės, kaip mes suprantam meilę ir išmintį. Mano manymu, jeigu giliai pažinti šitas dvi temas ar savokas, meilė ir išmintį, tai giliai prasme jos yra labai panašios, jos netgi didelė dalim tapačios, didelė dalim jos sutampa. Gal tai nėra 100% tas pat, bet pagal dvasinės tradicijas ir meilė ir išmintis priklauso taip vadinamai dešiniai pusiai. Jeigu žmoguje, tai vadinamam dešiniajam energetiniam kanalui, tik tai šiuo atveju išmintis yra šiek tiek aukštesnis lygis negu meilė. Išmintis apima meilę. Išmintis, čia gal taip reiktų atsakyti, kad tai yra šiek tiek aukštesnis lygis negu meilė. Mylėti gali ir, sakykime, ganėtinai paprastas žmogus, net neturėdamas labai didelės išminties, bet jeigu žmogus iš tikrųjų išmintingas, tai jis automatiškai turėtų būti ir mylintis, nes tikrai išmintis jinai inkorporuoja, įtraukia į save ir meilės savybę. Trečias, kodėl žmogui nesiseka, nors jis daro nepaprastai didelės pastangas?
Mano manimu, jeigu žmogus, kai žmogus pradeda daryti pastangas, yra tokia pastangų darymo formulė, pastangų etapų formulė. Pradžioj žmogus daro pastangas, galima taip sakyti, grubes arba nepakankamai taiklias, bet pats pastangų darymas, jis primena, jeigu taip galima prilyginti automobilio analogijai, jis primena starterio arba variklio užšildymo, užkaitinimo, šiuo atveju žmogaus nervų sistemos smegenų suaktyvinimo stadijai. Yra tam tikra pirmoji stadija pastangų darymo, kurioje žmogus nežino tiksliai, kaip reikia daryti, ką reikia daryti, bet jis tiesiog daro pastangas, taip kaip jam atrodo. Ir eigoj, kai tos pastangos pasiekia tam tikrą kaitrumą, tam tikrą aktyvumo laipsnį, reikia daryti ir įmanoma, ir galima, ir būtina daryti tam tikrą kokybinį šuolį, tai yra tas pastangas fokusuoti kuo taikliau, taip sakant, į dešimtuką, į esmę, kad ta kiekybė pastangų peraugtų į kokybę. Ir jeigu šitas žingsnis, kokybinis šuolis yra daromas, tai tada žmogui paaiškėja, galima sakyti, jis atsikvėpia ir atsipučia, jis pamato, kad sąlyginai nedidelė pastangom jisai gali labai taikliai pataikyti taikinį, į tikslą ir pasiekti rezultatą, bet prieš tai jisai turi padaryti tą, tokių, galima sakyti, grubių, ar angliškai taip vadinamą raw pastangų etapą. Ir čia geras pavyzdys yra garsi istorija, alegorija su varle, kuri krito į grietinę ir grietinės kažkokį indą ir jinai iš visų jėgų stengiasi išlipti iš to indo, jinai plakė kojom iš visų jėgų, plakė ir iš tos grietinės pasidarė sviestas ir tokiu būdu jinai išlipo iš to indo. Tai panašiai yra ir žmogui, jeigu jisai netgi kažkokiu, sakykime, versle, profesijoje, veikloje, kažkokį laiką daro pastangas, jis pradeda pastebėti tam tikrus svarbius momentus, niuansus, jis atranda tam tikrą formulę arba šaknį to klausimo ir jis tada pradeda, taip sakant, įsigyti tam tikrą meistriškumą ir tada jis gali lengvai ir greitai, ir labai kokybiškai atlikinėti veiksmus ir pasiekinėti savo tikslų. Tai jeigu žmogui nesiseka, tai mano manimu, tai reiškia, jis nepraėjo šito pirmo etapo ir jo labiau antro, reiškia, jis dar turi daryti pastangas, kol iš visų jėgų daryti pastangas, nuoširdžiai daryti pastangas, kol įvyks tas persilaužimas. Aišku, čia sunku pasakyti, kur yra ta riba, kurio momentu kada, kaip greitai vyks tas lūžis, bet tai yra priklauso nuo jo paties, čia yra labai toks vidinis dalykas, individualus. Kaip sustabdyti save nuo periodiškų, pernelyg lengvų ir paviršutiniškų įsimylėjimų? Mano manimu, įsimylėjimai tai yra tokie, reiktų galbūt šiek tiek patikslinti šitą savoką. Įsimylėjimai tai yra emocinio ryšio arba širdžių ryšio sukūrimas, kuris ypač jauniems žmonėms arba santykių pradžioj dažnai būna toks susižavėjimo, tokia cheminė reakcija, kuri labai stipriai apima visą žmogaus organizmą, labai jaudina, jam atjungia racionalumą, jo loginį mąstymą, jo protą. Čia yra taip gamta sutvarkius mus, taip padarė su mumis. Tam sunku pasipriešinti, bet jeigu tokie įsimylėjimai vyksta pernelyg dažnai ir jie greit nutrūksta ir jie niekur neveda, ir jie yra paviršutiniški, kaip čia jūs sakote, tai reikia naudoti amžių patirtį ir susipažinti su, taip paradoksiškai skamba, susipažinti su pažinčių taisyklėm. Sužinoti, kad pažinčių taisyklėse yra tam tikri žingsniai ir etapai, kurie reikalauja tą žmogų kuo geriau pažinti,
užduoda konkrečius klausimus ir iš kitos pusės pristatys save, būtent lygiagrečiai, simetriškai pristatinėt savo tos pačius atsakymus į tos pačius klausimus. Ir jeigu žmogus daro tai tvarkingų būdų, tai jisai išvengia neteisingų žmonių, į kuriuos galima kartais įsimylėti dėl kažkokios vienos savybės, dėl kažkokio išorinio žavesio, dėl galbūt turto, galbūt kažkokio socialinio statuso, galbūt, sakykime, tik tai dėl kažkokių protinių gebėjimų, bet turėkite omeny, kad kiekviename žmoguje yra visa eilė savybių jo viduje slypi, tam tikri, galima sakyti, stalčiai. Ir paprastai, kai žmonės įsimyli vieni kitus, tai tas įsimylėjimas būna adresuotas į kažkokią tai vieną savybę arba savybių rinkinį. Bet jeigu mes pažįstame daug tų savybių ar daugumą tų savybių, mes kai kuriais atvejais galim pamatyti, kad realybė yra visai kitokia, kad tas žmogus turi ir trūkumų, arba tie trūkumai gali būti dideli, arba netgi didesni negu tie privalumai. Ir tas žmogų apsaugo nuo kažkokio tai kas marketinge, pardavimuose vadinama, versle vadinama emocinis pirkimas. Tai yra, kai žmogus ateina pirkti vieno daikto, o nupirka visai kitą ir dažnai tokį, kokį jam visai nereikia, išleidžia pinigus, grįžta namo, žiūri, kad prasinešė visai ne tai, ko reikia, o pirkti, sakykime, ten maisto, prasinešė kažkokį tai, sakykime, ten šviestuvą ar kažkokią ten, reiškia, visiškai nereikalingą daiktą. Tai būna ir bendraujant ir kuriant santykius ir šeimą. Penktas klausimas. Moteris turinti didelį gerbėjų būrį įsimyli būtent tą vieną, kuriam ji nerūpi. Ir taip nuolat nuo pat jaunystės. Suprantama, kad tai yra pasąmoningas santykių vengimas. Bet kaip iškrapštyti, kodėl vengiama ir ką su to daryti, nes vienatvė slegia. Na, aš nemanyčiau, kad čia kažkokia tai yra kažkoks dėsningumas. Galbūt tai yra, mano manimu, tai yra ir galbūt retesnis atvejis, bet logika čia galbūt yra tame, čia yra toks taip vadinamas kačių žaidimas, kai viena katė, kai katinas vejasi katę, katė bėga nuo jo. Kai katinas nustoja bėgti paskui, tada katė bėga paskui katiną. Ir taip vyksta tam tikras, reiškia, vienas kito bandymas, kol jie įsitikina, kad tikrai vienas kito nori, ir tada pradeda bendrauti jau artimiau. Tai panašiai ir tarp žmonių, panašus tokie, sakykime, asimetriški žaidimai. Ir tai yra galbūt šiek tiek normalu, bet jeigu tai užsitęsia ir jeigu tai vyks labai dažnai, tai logika čia dar vienas niuansas yra tas, kad moteris dažnai nori tokio vyro, kuris už ją, nu ne tik moteris, bet ir vyram tai būna, nori dažnai žmogaus, kuris už jį, už tą beieškantį yra stipresnė asmenybė, žymiai stipresnė asmenybė, taip sakant, per aukštas lygis. Ir ta antroji pusė, jinai ieško savo lygio žmogaus. Reiškia, ir tie du nesutampančių lygių žmonės, jie sunkiai gali susisiekti, tai yra kaip tam tikri nesusisiekiantys indai. Tai šiuo atveju irgi reikia laikytis pažinčių taisyklių, kurios sako, kad viena iš tipinių pažinčių klaidų yra per aukšti reikalavimai. Žmonės nori labai daug visko, nori greitai, reiškia, ir pigiai, nedarydami pastangų, for free, taip sakant. Tai turėkite omeny, kad jeigu nori gerą, tinkamą, suderinamą žmogų, su kuriuo galima laimingai gyventi visą gyvenimą, kad tam reikia tikrai nemažai pastangų įdėti, kad tokį žmogų surast. Ir ne tik suras, bet dar reikia proceso eigoje save transformuoti, su savim dirbti, save tam tikrą prasme pakeisti, pagerinti, daug ko išmokti proceso metu. Tai jeigu taip atsitinka, tai gali būti, kad jūs ieškot kažkokio pernelyg aukšto lygio asmens.
ieškokit savo lygio asmens, numažinkit reikalavimus ir tokių prasilenkimo nebus. Toliau, aš nemanau, kad tai yra kažkoks tai santykių vengimas, bet jeigu jums mano atsakymas netenkina, tai rašykit dar papildomą, aš jų pakomentuosiu atskirai. 6. Kas turėtų auklėti ir auginti berniuką esant skyryboms? Ar mylinti mama, kuri augusi 3 vaikų šeimoje, tarnavusi kariuomenėje, dirbanti užsienyje, ar mylintis tėvas, kuris augęs tik su mama ir prie jos labai prisirišęs, gyvenantis mamos bute, turintis stabilų darbą Lietuvoje, netarnavęs ir laukiantis, kol jam žmona uždirbs pinigų namui? Ačiū už patarimus. Klausia Lina. Na, šiuo atveju, jeigu tai nėra kažkokia tai didelė anomalija, jeigu tai nėra kažkokia tai katastrofiška situacija šeimoje, ar jeigu tas tėvas nėra kažkoks, tai sakykime, sunkus ligonis, ar galbūt ten, dar kažkokių didelių problemų turintis žmogus, tai šiuo atveju, kiek aš girdžiu jūsų klausimo, tai čia nėra ką diskutuoti. Yra tokia amžina taisyklė, kad vaikus šeimoje auklėja motina ir tėvas, arba tėvas ir motina, ir niekas daugiau, kad jie yra tikrai pagrindiniai auklėtojai. Ir koks biologinis tėvas yra, toks jis ir yra pats tinkamiausias savo vaikams, net jeigu jisai turi kažkokių trūkumų, reiškia, nedaug dievė, jeigu jisai galbūt ir pageriantis būna, kas yra dažnai Lietuvoje, ir moteris tokį klausimą kelia, vis tiek geresnio varianto nėra už patį biologinį tėvą, aišku, jeigu jis pats rūpinasi vaikais, jeigu jis nori būti su vaikais, jeigu jisai, reiškia, stengiasi, o nenusišalina nuo santykių ir nuo vaikų ir taip toliau. Jeigu jis nusišalina, tai visiškai kitas atvejis. Bet jeigu jisai nori rūpintis ir bendrauti, tai tik jis ir turėtų tą daryti. Nes antraip vaikam yra labai didelė trauma, jeigu tėvas visiškai nedalyvauja arba, reiškia, sakykime, jeigu motina atriboja pati tėvą nuo savo vaikų, tada gaunasi dar sudėtingesnė situacija. Čia labai tokia plona linija yra. Bet aišku, reikia žiūrėti konkretų atvejį. Toliau 7. klausimas. Esu labai daug metų vienišas žmogus, pradedu galvoti, kad man meilė neegzistuoja. Gal man tiesiog nuleisti rankas, taip sakant, nustoti daryti pastangas ir pradėti gyventi savo gyvenimą. Nesvarbu, kiek metų jūs esate vienišas žmogus, net jeigu jums, sakykime, yra senatvė, ten 70-80 metų, net ir tuo atveju, reiktų ieškoti antros pusės. Ieškoti galima įvairiais būdais. Aišku, vyrams ir moteriams, sakykime, netgi tokiam vyresniam amžiuje yra skirtingi paieškos būdai. Bet aš esu nemažai matęs istorijų, kai atrodo beviltiškoje situacijoje senas žmogus, netekęs šeimos, ten tarkime sutuoktinės mirė ar dar kažkokia situacija, net ir tokiam amžiui dar sugeba sukurti kažkokius santykius ir bendravimą. Man yra tekę matyti, kaip sena 90 kažkelių tai metų moteris, taip sakant, kadrino jaunesnius vyrus, kurie buvo už ją jaunesni galbūt ten kokie 30-40 metų, ir netgi tokioje situacijoje sugebėdavo pritraukti dėmesį, reiškia bendrauti su jais, kalbėtis kažkaip, ten, sakykime, kartais savaitę arbatą gerti ir panašiai. Tai juo labiau, jeigu tai yra žmogus jaunesnis, žymiai jaunesnis, jis visada turi galimybę surasti antrą pusę, nes pasaulis yra labai didelis, pasirinkimas yra milžiniškas, vienišų žmonių yra labai daug, ypač vakarų pasaulyje,
ir vyrų, ir moterų, vienišumas yra neįtikėtino laipsnio, tai čia reikia tik tai daryti iš esmės vieną dalyką. Reikia kelti komunikacijos kokybę, reikia mokintis santykių ir bendravimo psichologijos, subtilybių įvairių bendravimo ir daryti pastangas ir jūs rasit vienokį ar kitokį gyvenimo palydovą ir aišku, kuo tas pastangas jūs darysit teisingesnių būdų, tuo greičiau jūs surasit, bet čia tik nuo jūsų priklauso, nuo jūsų, taip sakant, to vadinamo know-how, ypač patariu ieškoti patarimų iš specialistų tos srities, kurie labai gerai žino visokius niuansus, šiaip iš knygų žmonių ir jūs netgi, kitaip sakant, jūsų konkurencingumas santykių kūrimo prasme bus žymiai aukštesnis negu daugybė žmonių, kurie visai nieko nedaro arba kurie nenaudoja kažkokių tai išminties mokymų ar kažkokių žinių. Tai jokių būdų nenuleisti ir neužsidaryti savo asmenį gyvenimą į vienatvę, būtinai ieškoti, net jeigu tas užtruktų ilgus metus, būna žmonės ieško 10 metų, 20 metų, staiga suranda, sukuria šeimą ir laimingai gyvena visą gyvenimą. Kodėl 8. Kodėl daugybė šiuolaikinių merginų savo biologinio žydėjimo didžiausio patrauklumo metus skiria mokslui, karjerai, o šeimas kūrė per vėlai? Kaip jas paskatinti, kad kurtų šeimas laiku? Kodėl jos taip daro? Na, čia galbūt yra kažkokia tai civilizacijos lygio epochos ar kažkokios tai galbūt konkrečios visuomenės, vakarų visuomenės problema. Aš čia į diskusijas, į komentarus nesivelsiu, bet, galima sakyti, tai yra tam tikra mada, tai yra tam tikras laiko šūksnis, kad šitoje epochoje taip yra, bet aš nemanau, kad taip tęsis labai ilgai, čia tokia mano nuomonė. Ir kaip padaryti, kad jos kurtų šeimas laiku. Šiaip tai merginos, ką sako ekspertai, specialistai, medikai ir ką sako pažinčių specialistai, chorų ir vieni ir kiti. Kitaip sakant, čia kitų specialistų kaip ir neturėtų būti, kitos nuomonės neturi, reiškia, prasmės ir vertės. Tai medikai ir pažinčių ekspertai sako, kad teisingas laikas merginai kurti šeimą ir gimdyti vaikus yra maždaug tarp 18, 24, galbūt 25 metų. Kitaip sakant, yra idealus laikas šeimos kūrimui, kada šeimą sukurti lengviausia, vaikus gimdyti ir auginti yra lengviausia. Ir protas sako šeimą, kur būtent tuo metu, jeigu mergina nepataiko šitą laikotarpį, praleidžia ir kūrė vėliau, prasideda visa serija problemų. Ir tas problemas po to atšaukti ir grąžinti atgal ir spręsti darosi beveik neįmanoma, arba jas spręsti darosi labai brangu. Viena iš problemų ta, kad maždaug nuo 28 metų, kaip sako medikai, prasideda moters lytinių ląstelių senėjimas. Ir jai pastoti darosi, būtent nuo 28 metų, darosi vis sunkiau. Pažinčių specialistai sako, kad vyrukai arba vyrai domisi moterimis tik tam tikram lange laiko. Aš dabar tiksliai to laiko nepasakysiu, bet tai gali būti iki kokių 24-26 metų. Va, tam laikotarpiu yra pats didžiausias vaikinų domėjimasis merginomis ir vėliau jisai krenta. Ir kitaip sakant, geriausia ieškoti tol, kol vaikinų susidomėjimas yra maksimalus, nes tada mergina gali daugiausia iš ko pasirinkti, pačius geriausius variantus jinai turi būtent tada, kai jinai pradeda vėluoti, jos pasirinkimas mažėja, jinai pati darosi nekonkurentabili ir
Ir jinai turi tada rinktis iš to, kas pasitaiko po ranka. Jinai negali sąlygų jokių statyti vyru, jinai priversta priimti tas sąlygas, kurias atneša vyras. Ir kas yra turbūt blogiausia, ką labiausiai galbūt reiktų statyti argumentų merginoms, kad skirtingai negu vyrai, moterų grožio, žavesio, žydėjimo laikas yra trumpas. Jų žydėjimas, jų tas patrauklumas sužydė, taip sakant, to fertiliausio arba produktyviausio, biologiškai produktyviausio laiko momentų ir po to jis greit krenta, merginos grožis mažėja labai greitai. Kitaip sakant, jinai kaip gėlė vysta ir jinai darosi nebeįdomi vyrams. Ir jai tada vyrą pritraukti darosi beveik neįmanoma arba labai sunku. Tai jeigu jinai šitą laikotarpį sėdi, taip sakant, trina universitetų suolus, tai jinai rizikuoja netekti asmeninio gyvenimo. Jinai gali skirti karjerai sėkmingai savo gyvenimą, bet jinai nebus laiminga gyvenime kaip asmenybė. Tai čia jos reikalas, ką jinai renkasi, taip sakant, karjerą, šeiminį gyvenimą. Ar jinai kūrė pridėtinę vertę, reiškia, rūpindamasi nedidelę valstybę arba nedidelę organizaciją, kas yra šeima, vyras ir vaikai, ar jinai rūpinasi kažkokiais svetimais išoriniais žmonėm ir jos aptarnauja. Čia yra jos pasirinkimas, kaip jinai nori, taip jinai tegul daro, bet jeigu jinai gerai pagalvos, tai jinai supras, kad jos asmeninis gyvenimas ir jo šeima turėtų būti žymiai svarbiau negu rūpinimasis svetimais žmonėms. 9. Ar verta, ar galima, ar įmanoma įsimylėti žmogų, kurio nesi niekada gyvai matęs, arba netgi jis gyveno daug metų atgal, kitaip sakant, jis yra miręs. Kad įmanoma, tai taip, kad galima, nežinau, galbūt galima, bet ar verta, tai tikrai ne. Tikrai neverta įsimylėti žmogaus, kaip dažnai paaugliai, ar jauni žmonės, ar kažkokie tai vaikai padaro ir įsimylė iš fotografijos kažkokį tai, reiškia, tolimą žmogų, kurį neįmanoma pasiekti, ar kažkokią žvaigždę, ar kažkokią garsenybę, iš proto kraustosi, ten naktim nemiega, reiškia, apsiklijuoja savo sienas to kumyro, ar to dievuko, ar tos kažkokios tai gražuolės, reiškia, fotografijom ir nustoja gyventi realų gyvenimą. Aš esu stebėjęs atvejus, kai įsimylėdavo mirusį žmogų, grasinį nėra, ir įsimylėdavo tiesiog iš fotografijos, ir tai būdavo labai dramatiška ir toks, kitaip sakant, absurdas. Ir būdavo labai stiprus išgyvenimai, kurie niekur neveda. Tai analogiškas atvejis yra įsimylėjimas žmogaus, kuris yra toli ir kurio tu niekada nematėjai. Labai dažnai susitikimas su tokiu žmogum, kurį įsimylė per atstumą, baigėsi fiasko, tai yra paaiškėja, kad realiai tas žmogus yra visiškai kitoks, kitokio ūgio, kitokio fizinio sudėjimo, kitokių manierų, reiškia, kitokios sveikatos, ten, sakykime, turi kažkokį specifinį kvapą, kuris nelabai patinka, ir daug visokių kitų dalykų, kurių nesimatė ir net neįmanoma buvo pamatyti per kažkokį tai internetinį virtualų bendravimą. Tai, reiškia, šiti atvejai yra, galima sakyti, vienas iš didžiausių pažinčių proceso klaidų. Reikia įsimylėti galima tik žmogų, kurį tu realiai matai ir taip sakant, gali pačiupinėti ir žmogų, ir maža to, jį reikia pažinti, jį reikia apie kuo daugiau sužinoti, jo pliusų ir minusų, kad vėliau sužinojus kažkokį dramatiškai stiprų, netoleruojamą trūkumą, kad netektų staiga persigalvoti, kad būna taip žmogus nori, įsimylė, sužino trūkumą, staiga ta meilė išgaruoja per 1 valandą, reiškia, jis kitą dieną jau nenori nei matyti, nei girdėti to žmogaus. Tai šiuo atveju tai yra ir apgaulė, ir saviapgaulė, tokie įsimylėjimai, jie rodo, kad ten realiai jokios meilės nebuvo, ten buvo greičiau tokia smegenų cheminė reakcija į
tokio patrauklaus žmogaus atvaizdą, nes nervų sistema, matydama netgi atvaizdus, ten fotografijas arba filmus, jinai tai priima už realų objektą. Čia yra, reiškia, tokia didelė amžina problema, kurią nuo senų laikų žmonės gan gerai žino. Tai nereikia šitam žaidimui pasiduoti, tai iliuzijai. Toliau, 10 klausimas. Ar galiu prašyti pagalbos pas vaikiną, kurį mečiau nutraukiusios santykius? Jis dirba firmoje, į kurią nori įsidarbinti. Na, čia vėl yra pažinčių proceso atvejis arba šeimos santykių atvejis. Turėkite omeny, kad bendraujant su žmogum ar trumpai ar ilgai ir nutraukiant su jo santykius, gali būti įvairių priežasčių, kodėl jas reikia nutraukti arba jie nutrūksta. Labai svarbu, kaip tie santykiai yra nutraukiami, kiek jie mandagiai, švelniai, draugiškai, teisingai nutraukiami. Jeigu žmogus išeidamas iš šitų santykių, taip sakant, trenkia durim, tai parodo, kad jis iš tikrųjų nemylėjo to žmogaus, kad jisai ir nebuvo vertas tų santykių, kad jis pats ir kaltas. Čia jo problema. Jis ir buvo problema toje situacijoje, tose santykiuose. Ir žinokite, turėkite omeny, kad su tuo žmogum gyvenime gali ne kartą tekti susidurti įvairiose situacijose. Tai dėl ir egoistinių, ir altruistinių priežasčių yra rekomenduojama visada iš santykių išeidinėti tik švelniausių, mandagiausių, taktiškiausių būdų. Ir jeigu reiškia, jūs išėjote tokiu būdu iš šitos situacijos, o čia jūsų klausimo atveju, tai jūs puikiai galite tą žmogų kreiptis, jis jums galbūt yra likęs draugų ar gerų pažįstamų visam gyvenimo, bet jeigu nutraukti santykiai trenkiant durim, negatyviais būdais, tai tokiu atveju aš labai abejoju, ar jums į naudą išeis bandymas naudotis su to žmogum ir kreiptis į jį. Taip sakant, čia gali būti labai stipri gyvenimo pamoka tokia situacija. 11 klausimas. Kaip savęs pažinimas gali atvesti prie pilnos išminties? Šiaip čia labai didelis ilgas klausimas, į kurį galima būtų atsakinėti, nežinau, ten dieną ar kelias dienas. Bet jeigu trumpai, tai iš esmės savęs pažinimas tai ir yra išmintis. Tai iš principo tai yra tapatus dalykas, jeigu apie tai kalbėti taip be ilgų įžangų. Nes išminties mokymai pastatyti ant tokio principo, apskritai išmintis veikia tokiu būdu, kad tik žmogus pažinęs savo, jeigu taip galima sakyti, pasąmonę arba pažinęs savo sielą, pažinęs savo norus, pažinęs savo mintis, tik tada jisai gali pažinti ir suprasti kitų žmonės, kitaip sakant, pakankamai giliai arba stipriai. Ir mažai to, jis gali tokiu būdu, jisai gauna raktą į visą žmoniją. Pažindamas save, jam atsiveria galimybė pažinti milijardų žmonių, nes ten visur atsikartoja tie patys principai, jų viduje veikia tie patys dėsniai, tos pačios jėgos, aišku, jos ten įvairiose kombinacijose, bet sielų esmė yra labai panaši. Ir išmintis iš esmės ant šito pagrindo stovi, kad pažindamas žmogus savo vidinę struktūrą, savo tam tikrą vidinę sandarą, čia turime omeny ne fiziologinę sandarą, ne fizinę, ne mechaninę sandarą, ne kažkokią morfologiją, bet pažindamas savo psichę, savo sielos vidų, jisai ir įgyja išmintį, kad tai iš esmės ir yra viena ir tas pat, nors pagal tam tikras griežtesnės formuluotės, tai išmintis yra
ne tik savęs pažinimas, bet yra tam tikra energijos rūšis, kuri ateina rezultate to savęs pažinimo. Bet čia jau reikia konkrečiai studijuoti išminties mokymus, kurie detalizuoja šitą klausimą, išplečia. 12 klausimas. Apie kokius svarbius klausimus žmogus niekada negalvoja? Na, yra tokių klausimų, bet paprastai, jeigu taip imt didžiąją dalį žmonių, tai žmogus negalvoja būtent apie tai, ką aš tik kalbėjau, tai yra negalvoja apie savęs pažinimą. Daugumos žmonių mąstymas yra sufokusuotas į, taip angliškai vadinant, external world, išorinį pasaulį, o pojūčiai yra, reiškia, kaip įmerkti į viską, kas aš pabaigiu tą mintį, kad paprastai dažniausiai tai yra savęs pažinimas, tai yra žmogus visas susifokusavęs į išorinį pasaulį ir jam pažinti save ir suprast, kas jo viduj, iš tikrųjų yra labai, labai nelengva. Jis net dažnai tokios idėjos neturi, net minties, kad tai būtų galima daryti ir čia tik tai specialios žinios, specialūs mokymai, patyrę žmonės gali tą dėmesį, kitaip sakant, apsukti, parodyti, kad reikia apsukti žmogų į save. Ir tada prasideda visai nauji dalykai, naujas lygis. Ir galima taip atskirti, kad, reiškia, sekuliarinės arba mokyklinės, universitetinės studijos, kurias žmogus studijuoja tam, kad pažintų išorinį reiškia tam, kad įgytų profesiją ir galėtų tapti pilnaverčių visuomenės narių, jos nukreiptos į išorinį pasaulį ir jos baigėsi profesinių gebėjimų ir kompetencijų įgūdžių įgyjimu, tam, kad žmogus galėtų tarnauti visuomeniai. Bet tam, kad jis galėtų pats su savim susikalbėti, reiškia, yra reikalinga visiškai kito tipo žinios ir tai yra, kitaip sakant, išminties mokymai ir jie yra atvirkščiai orientuoti, ne į išorinio pasaulio pažinimą, bet į žmogaus vidinį pažinimą. Tam pačiam tikslui tarnauja ir psichologija, šiuolaikinė psichologija, bet reikia nepamiršti, kad šiuolaikinė vakarų psichologija yra labai jaunas mokslas, jie yra ten apie 100, gal 150 ar 200 metų. Ir lygiagrečiai yra seni tradiciniai mokymai, kurie egzistuoja tūkstančius metų, tai ir jie lygiai tą patį tikslą turi, lygiai, reiškia, tą pačią temą tyrinėja. Toliau. 13. Jeigu labai graži mergina ateina į vestuves, ar ji gali nukonkuruoti nuotaką? Čia toks gudrus moteriškas klausimas. Iš tikrųjų, tai yra tame logikos, kad taip gali atsitikti, kad jinai gali, reiškia, labai graži mergina gali, taip sakant, suvalgyti visų vyrų dėmesį, kai tuo tarpu nuotaikai turi būti skirta ta diena. Bet gyvenime taip yra, kad dažnai moterys renkasi savo drauges panašaus lygio ir galbūt privengia, reiškia, į savo ratą įtraukti kažkokią labai stiprią moterį arba žymiai gražesnę moterį. Čia yra toks tiesiog instinktas ir greičiausiai aš abejoju, ar nuotaka kvies arba norės pakviesti tokią moterį, nors aišku, jinai gali ateiti, reiškia, svečių tarpe visai neprognozuojamai, neplanuojamai, bet šitą dalyką reiktų turėti omeny, kad jeigu, tarkime, jūs esate ta gražuolė ar ta kažkokia tai įspūdinga moteris ir einate į vestuves, tai reiktų elgtis kuo kukliau, kuo ramiau ir taip sakant, neprovokuoti kažkokių tai pavojingų situacijų, kurias gali, šiaip jie supranta tik moterys dažniausiai, vyrai daug grubesni, jie tokių psichologinių niuansų nepastebi, jie dažniausiai aukos būna tokių moteriškų subtilių žaidimų. Tai
vestuvių metu geriau būtų laikytis takto ir elgtis atsargiau. Keturioliktas, kaip jūs išlaikote savo motivaciją eidamas gyvenime į priekį? Čia, kiek supratau, man asmeniškai klausimas. Na, šiaip motivacijos išlaikymas yra vienas iš sunkiausių gyvenimo uždavinių žmogui, tokių ir, kitaip sakant, yra vienas iš didžiausių psichologinių galvosūkių. Ypač jisai aštrus tampa tada, kai žmogus vadovauja ar veda didelį skaičių kitų žmonių, sakykime, jeigu jis yra vadovas kažkokios komandos, organizacijos ar valstybės, kai nuo jo atsakomybės priklauso dešimčių ar milijonų žmonių gyvenimai ir jis turi nuolat būti priekyje, nuolat turi regeneruoti save, atnaujinti save, perstartuoti save, nuolat turi pateikti tam tikrą originalumą, šviežumą, inovacijas ir taip toliau, kitaip jis nebus lyderis. Tai jam iš kažkur gauti energiją dar sunkiau ir dar didesnį iššūkį negu sakykime, tai eiliniam žmogui. Tai su šitų klausimų man teko ne kartą susidurti ir apie jį daug galvot. Mano manymu, bent jau aš, ką darau, tai man didžiausias motyvacijos šaltinis yra iš principo du dalykai. Tai yra, aš reiškia, pagal tokias vyrų psichologijos taisyklės sakau, kad vyrui šitie energijos šaltiniai turi būti už šeimos ribų, nes vyras turi gauti energiją ir ją atnešti į šeimą. Tai vyrų psichologija sako, kad tas šaltinis gali būti tik tai išorinis. Ir mano atveju aš naudoju du šaltinius, galbūt ten dar yra daugiau, bet du tokie pagrindiniai. Tai pirma, aš naudoju amžių išbandytus labai senus mokymus, išminties šaltinius ir pastoviai gyvenimo eigoje ieškau naujų ir stipresnių, kurie stipriau, aiškiau, tiksliau, kokybiškiau atsako į man kylančius klausimus. Ir antra, tai yra konkretus išmintingi žmonės, šiuo atveju tai yra vyrai, tai yra, kitaip sakant, dvasiniai mokytojai, didžiąją dalim tai yra gyvi žmonės, yra vienas kitas atvejis, kai tai yra, sakykime, kažkoks tai garsus žmogus, kuris jau, reiškia, kitam pasaulyje, bet jis yra palikęs kažkokį tai mokymą ar mokymus, bet didžiąją dalis tai sudaro gyvi, realūs žmonės, pasiekiami gyvai arba ten telekomunikacijomis, kažkur gyvenantis pasaulyje arba gyvenantis kažkur netoli. Tai bendraudamas su jais ir besigilindamas į tos išminties mokymus, aš būtent ten gaunu tuos didžiausius impulsus. Aišku, dalinai tokie impulsai būna ir iš studijų mokslo kažkokio tai ar gyvenimiškų kažkokių nuotykių ir įvykių, kurie įvyksta kitiems žmonėms ir aš apie juos sužinau. Bet, yra, aišku, į tai trečioje vietoje galbūt eina ir gyvenimo patirtis, kelionės, reiškia kažkokios gyvenimas kitose valstybėse, bet vis tiek pirmose vietose tai yra išminties mokymai ir išmintingi žmonės, kurie duoda tokius deimantus, tokius labai stiprius, pačius stipriausius impulsus. O kaip įrodyti, kad Dievas egzistuoja? Šiaip pagal apibrėžimą, kaip rašo, kaip teigia, reiškia, dvasiniai religiniai mokymai, tai Dievo egzistavimą įrodyti yra kaip ir neįmanoma pagal apibrėžimą, arba jeigu įmanoma, tai labai sunku, arba įrodyti galima tik tai, tarkime, žmogui, kuris nėra iš principo skeptiškas arba negatyviai abejingai ar reiškia, ateistiškai nusiteikęs, bet
Bet man atrodo, kad yra tam tikri pažengę stipresni argumentai, jos galima pavadinti advanced arba ekstremalūs argumentai, kurie man jie veikia, man jie yra įrodymas, galbūt nebus tai įrodymas visiems ar daugumai, bet galbūt kažkokiai daliai žmonių tai gali būti įrodymas. Tai kadangi aš studijavau per gyvenimą dviejų tipų žinių šaltinius, tai yra religinius ir nereliginius, arba ateistinius ir religinius, tai aš abi stovyklas pakankamai gerai žinau, abi pusės. Tai man buvo didelis atradimas, kurį aš ir naudoju kaip argumentą, kad jeigu mes per religinę liniją tyrinėsim Dievo sampratas, žmonijos istorijų Dievo apibrėžimus ir formuluotės, kas yra Dievas, ir lygiagrečiai studijuosim mokslą iki jo giliausių gelmių, tai mūsų laukia didelis atradimas, kad tam tikram aukščiausiam taške jie susisiekia, jie sutampa, kad tai, kas moksle yra, mano manymų riba, žinių riba, tai yra mokslas apie šviesą būtent. Tai yra tai, ką nagrinėja šviesos fizika, tai, ką nagrinėja astrofizika, heliofizika, tai yra saulės fizika. Ir šiaip reiškia erdvėj, kosminiai erdvėj patys įspūdingiausi objektai yra žvaigždės, tai yra aktyviai energiją spinduliuojantis objektai. Ir visa gyvybė ir reiškia visa energija mumyse yra tik saulės dėka, tik žvaigždės dėka, artimiausios žvaigždės dėka. Be saulės čia nieko neegzistuotų jokia gyvybė. Tai lygiagrečiai religiniai mokymai irgi jų formuluotės Dievo sąvokos ir sampratos irgi yra iš esmės labai panašios, kad visi įdomiausi mokymai, religiniai mokymai susiveda irgi iš šviesos sąvoką. Ir netgi jeigu nagrinėti labai paviršutiniškai religijas, tai labai daug kur matosi, kad jų dėmesio centre yra saulės kultai. Saulė yra kaip pagrindinis dievas. Čia aš turiu omeny ne tik tai Egipto Ra kultą, bet ir kitose religijose dėmesio centras yra Saulė. Na, bent jau taip tai yra daroma mitologinėme tokių kodų šifrų lygyje. Tai jeigu nagrinėti per šviesos temą, tai tada įrodymų yra labai daug, bet tada keičiasi pati Dievo samprata iš tokios, taip sakant, paviršutiniškos į tokią labai gilią. O kad šviesa egzistuoja, kad žvaigždės egzistuoja ir kad šviesa turi tokią neįtikėtinai didelę galią, tai manau, čia to įrodinėti nereikia niekam. 16. Kodėl mažai vyrų karštomis vasaros dienomis nusiima marškinius? Na, ar kitaip sakant, maikės ir vaikšto, reiškia, tik su kelnėm, rodydami savo, reiškia, nuogą viršutinę dalį. Kodėl pliaže yra normalu būti tik su maudymukais, o kitur viešose vietose tai yra nenormalu? Šitą dalyką man teko ne kartą mąstyti dar daug anksčiau. Aš kiek žinau, dar senose tradicinėse visuomenėse būdavo laikoma, kad ne tik tai, kad moteris neturi rodyti savo lytinių organų ir tu jas dengti kažkokiu tai būdu. Nuo visų, ne tik tai nuo savo vyro, reiškia, jo labiau nuo svetimų žmonių, bet netgi vyras arba tėvas namuose neturėtų šiaip savo rodyti nuogos savo krūtinės, net krūtinės. Ir tokia buvo nuo senų laikų, bent Europoje ir Lietuvoje tokia tvarka, toks, taip sakant, aprangos kodas. Ir galbūt yra kažkoks instinktas, kad vyrai, čia neina kalba apie tos vyrus, kurie, sakykime, turi ten gerą sudėjimą, įspūdingus raumenis, muskulus ir apskritai gerai atrodo, netgi reiškia pusnuogiai. Bet čia eina kalba apie tam tikrus visuomenės papročius, tam tikras mandagumo normas ir
sakykime, jeigu mes einam į kažkokį tai restoraną, mes turime apsirinkti tam tikrų būdų, mes negalime atyti su šlepetėm arba su chalatu iš namų, iš vonios tiesiai. Nu, nemandagu, pavyzdžiui, namuose išsimaudyti, užsidėti naminį chalatą ir su tapkim vaikščioti po miestą. Tai yra, nors tai dengia mūsų, reiškia, nuogas vietas, bet tai nešis nei tas. Tai čia labai panašu yra, kad nors vyrai ir žino, kad tai nėra kažko labai blogo, bet yra toks pojūtis, kad geriau taip nedaryti. Bet nuogi mes, pusnuogiai arba kai kuriuose valstybėse nuogi žmonės vaikšto pliaže ir visi kiti, kurie ten vaikšto, tai žiūri visiškai normaliai. Tai kitais žodžiais kalbant, atskiros visuomenės arba atskiros visuomeninės erdvės turi savo atskirus aprangos kodus ir jų reikia laikytis. Ir tam tarpe, sakykime, yra šalių ir valstybių, kur einant į kažkokias šventyklas ar valstybės institucijas ar biznio susitikimus, ten irgi reikia atitinkamai apsirengti. 17. Kokioje srityje didesnis nesėkmės stresas – šeimoje ar versle? Taip sakant, jeigu šeimoje vyksta nesėkmė arba versle vyksta nesėkmė, kas yra blogiau? Aišku, kad šeima yra daug svarbiau už verslą. Verslas yra adresuojamas į įstatymų žmonės, nors, sakykime, tas verslo subjektas, kuris tą verslą daro, jis iš to gauna kažkokią egoistinę naudą, jis gauna galią, pinigus, visokius malonumus gali nusipirkti, bet ilgajame laikotarpyje, jeigu jisai, reiškia, laimės verslą, bet pralaimės šeimą, jam tai bus visapusiškai daug skaudžiau, daug didesnė nelaimė. Verslą galima lengvai perstartuoti, sukurti per naują, o šeimą sukurti per naują, vaikus pagimdyti per naują, ar ten, reiškia, pradėti per naują tą gyvenimą yra labai, labai nelengva. Kartais tai gali užtrukti labai ilgai, ten 50 metų, kol žmogus vėl sukuria naują šeimą. Verslą perstartuoti galima ganėtinai greitai. 18. Kodėl pažengusiose valstybėse žmonės skundžiasi dėl streso? Reikia turėti omeny, kad tos pažengusios valstybės, paprastai kalbant, jos tiesiog gyvena daug aktyvesnį gyvenimą. Ir ten, kur yra didelis aktyvumas, ten yra stresas. Ir jeigu to aktyvumo yra per daug, arba žmogus, reiškia, atvyksta ir gyvena toj šalyje, nepasiskaičiavę savo norų, jeigu jisai nori per daug, daugiau negu jam realiai reikia, ir jisai įlenda į tokį gyvenimo būdą, stilių ir terpę, kurioje tas aktyvumas yra labai aukštas, tai jis tampa jam per aukštų, jis pradeda išžudyti. Jeigu jis nori tokiam dideliam aktyvume gyventi, tai jis turi, sakykime, gimti ir užaugtoje aplinkoje, būti pripratęs joje, kraujuje toje aplinkoje turi būti, kad jisai tą aktyvumo laipsnį laikytų. Tai čia galioja pati taisyklė kaip cheminiai ginkluotei. Cheminės medžiagos, cheminių ginklų medžiagos, kurios naudojamos yra žudymui, kaip ginklas, jos nuo kitų cheminių medžiagų gamtoj iš esmės nesiskiria. Tai taip pat cheminės medžiagos, bet atžvilgiu žmogaus biologinio ląstelių ir organizmo tos cheminės medžiagos yra per daug aktyvios. Ir jų aktyvumas reliatyviai organizmo atžvilgiu yra žudantis. Tai yra panašiai kaip, sakykime, jeigu mes bandytumėm nuskristi iki Saulės, Saulė iki tam tikro karščio laipsnio yra teikianti malonumą ir gyvybę, bet jeigu mes artėjam prie Saulės, arba, sakykime, jeigu žmogus išeitų, bandytų gyventi kažkokiose ten dykumose, kur temperatūra ten gali pasiekti 50-60 laipsnių, tai jo kūnas net laikytų tokio karščio, jis tiesiog numirtų. Tai tas pat yra su tokiam, reiškia, hipercivilizuotom visuomenėm, kurios aktyvumas yra pernelyg didelis, tai reikia labai jausti ribą, nes žmogus į tokį stresą paprastai patenka iš gobšumo, jisai nori daugiau negu jam reikia, negu jam realiai priklauso, negu jo organizmui realiai būtina.
Ir atvirkščiai, jeigu žmogus per mažai gauna aktyvumo, tai čia yra kitas kraštutinumas, jis veda į depresiją, reikia mokėti save, taip sakant, užgazuoti, užaktyvinti. Ir jeigu gerai įsižiūrėsi, tai gilus pažengę aukšto lygio dvasiniai mokymai, jie būtent šito ir mokina, jie ir duoda, reiškia, aiškina svertus, kaip save stabdyti arba aktyvinti. 19. Kokia nauda lietuviams merginoms ištekėti už muslimų, arba kaip lietuviai vadina, už musulmonų. Man tenka laikas nuo laiko konsultuoti moteris, kurios ištekėjo, sukūrė šeimą su muslimais. Taip atsitinka todėl, kad Baltijos šalyse ir šiaip apskritai Europoje yra ganėtinai didelis vyrų deficitas. Vyrai šeimos kūrimo prasme yra deficitinė prekė. Vyrai apskritai amžinai yra deficitas ir jo labiau kokybiški vyrai. Tai moterys tiesiog neturi pasirinkimo. Tam tikras procentas moterų jos priverstos ieškoti už Lietuvos, šiuo atveju už Lietuvos ribų, už lietuvių bendruomenės ribų. Ir kadangi muslimai yra labai aktyvūs, tai jos labai dažnai ant jų pataiko arba kitaip užsirauna ant jų. Ir viskas būna gerai, kol vyksta tokie pradiniai pažinčių etapai, pasiruošimas šeimai, šeimos kūrimui, reiškia, jie rodo, jie lietuvaitėms tikrai labai patinka, nes jie elgiasi kaip teisingi vyrai, bet kai šeima sukuriama, prasideda visa eilė tipinių nenumatytų problemų, apie kurias lietuvaitės net neįtarė. Jos net iš tolo nesupranta, kad islame vyrai, kaip bebūtų paradoksalu, bet jie yra ten ganėtinai vyriški, pagal tam tikrus vyriškumo kanonus, kartais netgi per daug vyriški, kas jau čia yra atskira kalba, jau čia, reiškia, tam tikri kraštutinumai pasiekiami, bet klasika yra tokia, kad jeigu moteris išteka iš islamo atstovų, už muslimo, jinai turi perimti jo religiją. Ir jeigu jinai tikisi, kad jinai galės pagal kažkokius europinius įstatymus ar vakarų normas išlaikyti savo vertybių sistemą toj naujoje šeimoje, tai jos ir gyvena labai didelį iliuziją. Reiškia, labai dažnai tokios šeimos, jeigu moteris priešinasi savo to naujo vyro, to, reiškia, muslimo vyro įgyžiams ir poreikiams ir norams ir jo papročiams, tai ta šeima patenka į labai didelę krizę ir gali būti skyrybom ir visokiais nesusipratimais. Tai nauda gali būti tokia, kad jinai tiesiog gauna aktyvų labai vyrą, tokį labai pareigingą šeimos prasme vyrą, bet tas turi kainą ir, reiškia, iš jo galima būtų išmokti tam tikrų vertingų pamokų, bet labai atsirinkti reikia, kas yra tinkama ir kas netinkama mūsų kultūrai ir mentalitetui. Taip pat jai būtų naudinga tai, kad jinai turėtų pati išmokti tokio tradicinio moteriškumo savybių arba gebėjimų, įgūdžių ir jeigu jinai tą tikrai nuoširdžiai darys ir jeigu jinai tikrai klausys to savo svetimtaučio vyro ar svetimos kultūros vyro, reiškia, reikalavimų, poreikių, tai jinai gali turėti labai laimingą gyvenimą, bet jinai turi pati labai stipriai transformuotis.